Tai sveiki visi, servise 007 Toyota Corolla 2021 metų hybridinis modelis su 1,8 litro 4 cilindrų varikliu. Bus naudojamas darbui, žmonių vežiojimui, taip kad yra pasirinktas pats geriausias komplektas, kokį mes galim šią dienai šiam automobiliui sumontuoti. Kaip žinia, Landirenzo iš tikrųjų Toyota automobilius parduoda jau su gamykliškai montuojama Landirenzo sistema, tarp kitko lygiai tokia pačia, kokią mes čia ir sumontavom, tai labai trumpai apie ją bandau ir papasakot. Taip pats valdymo blokas Landirenzo Evo Obada yra sumontuojama štai šitoje vietoje. Greta akumuliatoriaus pliusinės klėmos yra dujinės įrangos saugiklis. Instruktažo metu klientui be abejonės bus parodytas ir paaiškintas. Dujiniai purkštukai Landirenzo grupė priklausantis AEB I+, patobulintas naujo tipo dujinės fazės filtras, slėgio davikliukas, Landirenzo LI10 turbo pakankamai našus ir galingas dujų reduktorius ir atskirai nuo jo sumontuotas keistos fazės filtras bei Landirenzo dujų vožtuvas. Komplektacija skirta iš principo ženkliai galingesniam varikliui. Reduktorius pagal teoriją skirtas varikliams iki 180 kW. Realybėje jis gali aptarnauti ir galingesnius tos reduktorius, taip kad turime labai daug rezervų į priekį. Na, mūsų ir yra tikslas sumontuoti įrangą tokią ir tokius komponentus parinkti, kurie kiek įmanoma mažiau kels problemų ir leis mėgautis ženkliai pigesnių važiavimų ir tikrai pakankamai ilgą laiką. Na, visi Landirenzo dujinės įrangos montavimo darbai mūsų dirbtuvėse kaip visą laiką pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai reiškia, kad dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Laidus sugrupuojam, įvelgam į apsauginės gofras. Kiekvieną kontaktą sulituojame, apsaugome termokembrikais. Laidai originaliai variklio skyriuje, jeigu pasižiūrėsime, taipogi yra įvilkti į gofras. Tos gofros lygiai taip pat kaip ir mūsų yra izoliuojamos. Be abejonės yra naudojamos ir spyruoklinės sąvaržos, vėlgi kokias turime lygiai tokias pačias ir čia, arba bent jau panašių principų, sakykime, kokybiškas žarnas. Visą tai norim turėti, kad sistema veiktų sklandžiai, važiuotų sklandžiai visose sūkių ir apkrovos diapazonuose, kad nebūtų dujų kvapų, kad nekeltų kažkokio tai diskomforto klientam, kaip minėjau, darbui naudojamas, kaip sakyt, automobilis, darbo įrankis, na, o kas naudoja įrankius kažkokius darbui, paprastai žino, kad pigios sistemos, pigi įranga be abejonės kelia daugiau paskui problemų negu naudos. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam salone ten, kur jo pagidauja klientas. Šiuo atveju buvo išreikštas noras kairiau vairo vietoje turėti tą mygtuką, tai mes jį ten ir sumontavom. Pildymas prie benzino užpildymo vietos, nesavisregiais, nupurkštas vaškais, tam, kad nebūtų korozijos be abejonės jokių židinių, tvirtai savo vietose, gražiai užsidaro, pasislepia tikrai tvarkingai ir gražiai. Dujų balionas pakankamai didelis, montuojamas atsarginio rato vietoje, telpa 72 litrų, tai 55-58 litrai jį pilasi kuro fiziškai. Na, tai jeigu automobilis vartos apie 6 litrus dujų, tai beveik 900 km bus galima nuvažiuoti vienu pildymu važinėjant po miestą. Tai pakankamai solidus, manau, atstumas. Tikrai daugiau nei pakankamas jo tūris čia yra sumontuotas. Tai va, tai jeigu turit klausimų apie šį Toyota Corolla, į hybridą su Landirenzo dujinė sistema drąsiai klauskit. Na, o tie, kurie ieško kokybiškų sprendimų, patikimų sprendimų, ypatingai automobiliam, kurie bus naudojami komerciniais tikslais, tai kreipkitės, mes būtinai pasiūlysim jums kokybišką sprendimą. Ačiū.